The Dodo Podcast, check it out. The Dota Experience. Play Dodo Podcast. All day, all night. Taigi, sveiki visi, šiandieną mes esame Dodocast'e, jūsų vedėjas Dodokendo ir mūsų svečias Aiduks. Pasveikinkite. Sveiki visi! Na gerai, ponia, labai matau energingas esate. Gerai, tai pradėsime nuo pirmo klausimo. Tai, paprastai, kaip šiandien jūsų diena? Nu ką, dienelė kokia? Karočią, eilinė diena Vilniui, 30 laipsnių miegot reikia kaip n***ats, visas šlapis karočią kaip gręžti, atsibundi vapšė 10, nesiorientuoji karočią ir jau skambina karočią į studiją, ponia, ateikit prašau. Nu tai va karočią ir sėdžiu, tokia ir dienelė mano, va, kažkas šika kiaušais, apdėtas čia geras, kaip kvepia, oi gerai, čia šiaip iš tikrųjų visiems rekomenduoju. Tai taip, va, dienelė man šiandien. Čia man rods iš Ikėjos iš tiesų parsivežiau lemba. Ten skanios buvo. Iš tos, kur SCP, ne, ten vaikšto visokie. Gerai. Nu jo, nalaidėlė buvo, taip pasiekė. Ačiū labai. Taigi, toliau iš tiesų mūsų klausia, aš jau čia pradėsim nuo publikos klausimų, ką manot? Galima, manau, viskas įmanomai. Ir yra nervus. Na, Važiuojam, Jessica. prieš porą dienų Instagrame paklausiau, kad užduotų klausimus, tai va. Tai Justas Jankauskas klausia, kaip dirbtinis intelektas keičia mūsų kasdienį gyvenimą. Iš tiesų, manau, svarbus dalykas yra. Ir jaunimai, ir... Nu, kaip sakoma, negaliu kalbėti iš visos, negaliu, bet pasakysiu taip, karočią. Jau ten kažką, karočią, klausė ten lietuvių mokytą pizdėliną, karočią, sako, ten sugalvot kokį rašį, nu tai karočią atsidarom tą čatą, ten iš visgi atsinaujina, jau ten pasaką seka man prieš miegą, kai miegu, taip ir užmigau tarp kitko vakar, karočią. Tai jau atsidaro, kaip sakoma, nu čia jau tikrai galima pasinaudot, manau. Visokių prirašo ten nesąmonių kartais, kaip sakoma, kartais ten rašau, karočią, parašykite, nežinau, kokių 3 posmų ten, karočią, 2, žinot, kad ten viskas, tik tai būtų, karočią, ir išmeta ten vapšė šienas kažkoks, karočią, suprant, bet reikia, žinot, aš labiausiai, čia apie chatą labiausiai naudoju, ten ką aš dar naudoju, Mid Journey dar būna, bet jau dabar ten mokamai padarė, karočią, šieną kažkokį, tai, jo, čia jau taip sumuštės reikėtų, bet čia vėliau, manau. Tai, naudojau ir tą kažkiek, bet dabar, žinot, chatas, kaip ir lietuvių pamoka, ten, žinot, kažkokių nesąmonių, tai pasirašau, namų darbai tai vapšė, bet chatų tai ne namų darbai, seniai, everyday all day, karočią, stovi, jisai vis tiek, žinai, istorijos, kažką ten greit, pratybėlės duoda, oi, atsiprašau, biškį mikrofoną, ir, žinot, istorijų, kada ten, koks ten, nežinau, kada ten Hitleris skutosi kiaušus, ir, karočią, istorijos klausimus jis normaliai daužo, kasdieninė, tai va tokia mano ir kasdienybė, seniai, ir googlinu, ten Hitlerio kiaušus. Šiaip aš matau, kad labai bent jau pasikeitė, nes va irgi praeitais metais rašiausi kontroliniai fizikos, ta prasme, visiškai paprasčiausiai fizika lėjo tokias nesąmonės, ta prasme, tragedija, dabar aš atsiverčiu apie fiziką, blemba kvantinė fizika aiškina man, tai sakyčiau tikrai pasikeitė, tas update'as blemba vis stiprėja iš tiesų. O kaip jūs manote... Pribumbasi. O kaip jūs manote apie tą atėjančią naują versiją, kur ir kamera bus involvint, ar tai nemokamai bus? Oi, nežinau, kaip sakoma, inovacijos reikia, bet suprantat, jeigu ten tą patį džeberį iš vėl varys, tai kokias ten inovacijas, sutvarkykit, prašau, man. Prašau nesakykit, kad čia Hitleris skutosi prieš 2 metus. Sako, ir humoro jausmą jau dabar turi. Patikrinsim artimiausiam podcast'e, jeigu čia bus. Patikrinsim. Pažiūrėsim, ką ten prieki. Kaip gali juokauti dabartinis. Kas čia Dodo užlipo ant manęs. Brema paukštį turim. Va. Radom tai čia. Viskas aišku čia. Pasižiūrėkite į panoramą svečiai. Čia įstatėm brangius langus irgi iš Ikėjos. Bomba. Va šiandien irgi parsivežiau, žinokit, Ikėjoj variau 3 ryto. Įsilaužiau Ikėją, seniai man sakė, prižadėjo, kad duos. Tai va,
Nuostabu realiai. Gerai, toliau iš tiesų mūsų klausia Artūras Navickas. Ir klausia, ar turėtume nerimauti dėl privatumą pažeidžiančių technologijų. Čia labiau gal į kinus yra siekianti, nes irgi esu girdėjęs, kaip ir kiti, ta prasme, etiniai hakeriai kalba apie kinų technologijas, kaip jie privatumą pažeidžia. Ar turėtumėm iš tiesų? Nu, iš esminės patirtis kiniškų telefonų, nu kaip kiniškų, nu ten Samsungas tas pats, aišku, ten Taivanas, viskas. Bet tai žinai, ne Huawei ir ne Redmi ten Atsiprašau, ponia, kažkokie nenaudoju. patikslinsiu, kad Samsungas yra korėjiečių kompanija. Nu tai sakau, Samsungas dar, kaip sakoma, dar iš dančio galima. Tai žinot. Nu, ką žinau, aš manau vis tiek čia, nu, suprantat, dabar vis tiek visi tose telefonuose, karočią, vis tiek data labai brangi yra, manau, čia, suprantat. Pats Google'as ten inkognito, karočią, nu, bet ten žinot irgi. Nu, ant kiek jūs pasitikėt, va, inkognito? Nu, realiai, ponia. Nu, taip, Google'as, nu, aš Google'u pasitikiu, nu, vis tiek tokia kompanija žinoma. Nu, nežinau, aš labiau skeptiškai manau apie visus šitos dalykus. Nu, vis tiek suprantat, nu, kaip jie gali nepasinaudoti, vat, kiekvienas vat nešiojasi telefoną, vis tiek, nu, kiekvienas googlinat, visos mintis, ten, jaunimas ten ir 10 valandų per dieną, vis tiek suprantat, visa šitos data, visa šita informacija vis tiek yra brangi, suprantat, nes dabar visas pasaulis juda, tai aš manau, kad vis tiek čia, mes privatumo labai daug neturim, tai tikrai. Va, dar kelsit irgi dabar vėl, man ten, nežinau, gal ir užblokuos mane čia, aš nežinau, gal kažkaip susitarsim, teta. Gal nebus, nu, žinot, nu, va, free speech, bet žinot, nu, kažkaip, susitvarkim. Va, dieve, gerai, viskas. Tai va tokia mano nuomonė, kad mes čia privatumą iš tikrųjų, nu, oi, neturim. Tai va, tiek, va, kitas klausimas. Ponia, nusiraminkit. Aš negaliu, jisai toks mėdas. Sorry. Nemuškit, ponia. Gerai, viskas. Kitas klausimas. Gerai. Gerai, ponia. Nu, jisai pažiūrėkit iš karto man čia. Na gerai, Neringa Domaitė dabar mūsų klausia. Kokie, iš tiesų ne kokie klausia, o iš tiesų mūsų klausia, kaip technologijos gali padėti spręsti klimato kaitos problemas. Nes visgi klimato kaita yra didelė problema ir vandens užliejimas dalį Europos. Lietuvos gal taip nepažeis kaip kitų, bet irgi pakankamai gali pažeisti. Ką manote? Ar galėtų? Nu, visų pirma, aš manau, kad mes čia Lietuvoje sėdim. Bet technologijos kaip būtent galėtų? Kaip sakoma? Kaip technologijos galėtų spręsti? Technologijos. Nu, neturiu aš bakalauro šitą sferą, bet galiu pasakyti ką. Vis tiek, nu ten žinot, ten Elon Muskas viską leidžia, karočią, viską mato, viską daro, karočią. Nesikeikit, ponia, prašau. Puh! Viską daro, viską turi. Normaliai kalba. Karočią. Technologijas. Nu tai ką, aš vis tiek mano palidovai vis tiek viską mato, bet supranti. Žmonės mato, bet nieko nedaro. Nu tai kai čia tas pats, karočią, yra nėra bus, bet karočią, argi ten bus kažką čia tvarko, karočią. Suprantat, va irgi, va dabar kaip aš jaučiuosi, karočią. Įsivaizduoju, va, tipo, pradedi rūšiuotą, ne? Meti ten, karočią, ten tas šiukštas plastikas, karočią. O ten vapšė, karočią, gali rūšiuoti visą gyvenimą ir kažko iš China, tankeris kažkoks, blėt, tiek daug pridaro žalos, blėt, kad mano rūšiavimas vapšė nieko nedaro. Per vieną sekundę, va, op, viskas, trilijonai ten kažkokių karbonatų ir ten, nežinau, ten žisitų ir taip toliau. Ore jau, ar viskas, va, klimatas. Technologijos, nu tai kad technologijos, pakol kas blogiau daro negu padeda kažko va ten. Kinija, bet technologijai, kas ten būtų, eik, tu nieko ten ir nedarytų, karočią. O dabar prisidarė technologijų, dabar tai ir darosi čia, karočią. Vėl visi tirpsta. Žinai, kiek trilijonų tonų per sekundę ištirpsta. Tuoj pasigūglinam. Antarktika, how much ice melts per second. Taip, kiek? Nežinau, karočią, aš ir ne prie technologijų, man čia išjungit šitas. Gerai, toliau, kitas klausimas. Iš tiesų, kinai dažniausiai kopijuoja viską, ne dažniausiai, bet visos technologijos, kurios dabar yra nukopijuotos iš kitų kompanijų, Amerikos, Korejos, tos pačios Samsungo. Taip, dabar SpaceX'ą mačiau, irgi ten raketą vos nenukopijavo pilnai. Taip. Prisidarė čia. Space Tai tokia, žinai.
Taip, iš tiesų, Mindaugas Brazauskas, aš nežinau, ar čia šitas Brazauskas turi kokių ten su buvusiu Mykolu Brazausko prezidentu ryšių, bet, nu, yra. Iš tiesų, mūsų Atsargiau dabar- reikėtų atsakyti klausimą. Patikinsiu, kad jau prezidentas miręs, tai viskas čia. Nu, tiesų žinot, kaip sakom. Ir Bidenas gali būti dar ne gerai. Viskas kitai. Taip, iš tiesų klausia mūsų. Ar rinkimai internetu yra saugus ir efektyvus būdas balsuoti? Čia apie tą patį Nausėdos rinkimą ar taip toliau. Nu, žinot, aš susidaręs tokią nuomonę, karočią. Supranti, vis tiek. Nu, aš manau, kad rinkimai internetu, jeigu normaliai padaryti, nėra blogas dalykas. Bet neturi būti, karočią, kad vardas pavardė ir karočią Brazauskas. Tikrai ne. Karočią, turi Ne, tai aš būti manau, jau normaliai identifikacija ir viskas, biuletenis. nesuprantat. Aš jau manau, kad biuletenis ir tikrai yra. Nu taip, Ten- vis tiek manau dabar, nu suprantat Dodą dabar. patrauksi, Gal Dodą. seniorai pradės naudot, nu dabar jau ta. Nu kaip čia mano mylimiausia dabar stundai. Nu, kad aš jūsų nematau, ponė. Ir nereikia, va, tokio kiaušą padėjo. Gerai, aš sakau dabar. Nu, jau visiški tie laiškai ten atsiprašant siūsti ten paštu, nu čia jau atgyvena seniorai. Manau, per metas mokytis technologijų jau senai būtų. Ką galiu pasakyti, internetu, nu, jo, bet turi būti viskas normaliai padaryta. Nes suprantat, nu, rinkimai vis tiek, nu, čia jau nėra juokas, karočiui, jeigu ten visokie čiteriukai ten pradės varyti, visokių nesąmonų. Supranti, gal net, nu, vis tiek. Nu, supranti irgi, kai kurie seniorai negali ateiti, jaunimui gal net ir būtų patogiau. Nu, manau, geras dalykas, bet turi Ne, gerai bet seniorams nelabai su technologijom. Nu, tai aš sakau, metas mokytis, nes kiek galima. To gerai, atsiprašau. Nu, realiai, nu, blemba, ponė. Nu, gerai, realiai reiktų, aš manau, kad ką reiktų daryti, reiktų labiau tas seniorus šviesti technologijom. Nu, bet aišku, irgi, nu, pagalvokim. Dabar dabartiniai seniorai, nu, vis tiek, nu, pabaigs gyvenimą, bet tie kur dabar mokinasi. Ką? Bet dabar tie, kurie mokinasi technologijas, ateis į jų vietą ir jau bus įsilavinę, jau bus technologijams raštingi, manau. Tai čia laiko klausimas realiai, dar manau. Gerai, technologijų seniori, kur mano alus? Jūs man prižadėjot, ateisiu Ai, ir taip, duosit taip, alaus. taip, gerai, Kur prašau, mano alus? ponė, iš tiesų. Kiek galima laukti? Jūs man čia apie technologijas Prašau, kažką ponė, pasidėlina. prašau, ponė. Davai, Prašau. davai, prašau. ačiū Dievui, pagaliau. Matau biškį sunkokai. Ponė, baikit. Nu, gerai. Gerai, viskas gerai. Gerai, kaip prie alaus, kaip sakoma, kitas klausimas. O, iš karto, gerai. Dabar Gabija Žalytė klausia, kaip technologijos keičia mokymo metodus ir priemonės. Kaip sakoma, nesu mokslo ministerijos ministras, kuris to atsistatydins, bet ką galiu pasakyti, man, nu suprantat, Jau atsistatydinęs. pradiniai tai tos patikslinsiu, technologijos, kad jau žinai, atsistatydino. jau atsistatydino. Jau deja Va, atsistatydino. nu va, metas kokį dodą išrinkti būtų, va kažką. Išėsit, ten bardakas dabar darosi, žiaurų, Bardakas karočią. žiaurus. Vat man tai juokingiausia yra vat kūno kultūros pamokos. Ne, kad kažką sumastyt, karočią, nu vat vis tiek supranti dabar. Nu, ant kiek sveikata vis tiek supranti, žiūrėk. Jeigu visi turėtų normalius pagrindus, suprantat, kūno kultūros, tai suprantit, ir sveikatos sistema, gi matėt, kas ten darosi. Jo, pitvai matėm, iš viso vėl ten kažkas atsistatydint, karočią, kiauras, kibiras, žemiau dugno jau, ten vapšė apskritai, karočią, ateini ten ir lauksi 30 realiai metų pasidalinsiu. eiliai. Ten dugnas visiškas. Ta pati kūno Karočią, kultūra suprantat, ten. va, Ten ta prasme einam, karočią. Šiaip tai sportuotumėm, mane, nu, bet ten toks var sportas, karočią. Mergaitės dažniausiai neapsirenga, tai va dabar jau reikia pavaikščioti tiesiog, ne tai, kad kokią ten kardio normaliai. baig, taigi iš viso, čia nesąmonė, kas čia per nesąmonė, 5 ratai laikui, nu vat kas čia dabar? Nu vat Ne, tai normaliai gerai, būtų, tai vat, čia, nu. nežinau, nu vat prezentacija apie sveiką mitybą normaliai, vat kažkaip suderinti, tai vat, pala, o kokius tai jūs- tikslus o- pasidaryti, o- vat kokią žiūrėkit. programą kažką, nu vat O dabar, jūs- blėt, o žiūrėkit. ne 5 ratai karočią ir ten karočią. Per O jūs žiemą po to, apskritai-
kad Pone, plaučių pone, neliko pone, ant pone. minus 20 bėgiot. Pone, o jūs apskritai mokina, tipo, kaip ten bėgiot, ta prasme, pas mus tai šiek tiek... bet nelabai. Nemokina nieko, kiauras Vilnius. Tai čia realiai kaip- Kiaura. Tai čia realiai tragedija, kaip sakoma, kaip komunizmo laikais. tas pats. Tragedija. Nieks nepakito. visiškai Nesąmonė. Nieks nepakito. Jo svarbiausia patys tos mokytojais, pažiūrėkit, nu tai jo bištvai, matys, rogis, vapšie senė. Dugnas. Visiškas dugnas, nukarės pilvas 2 comų, senė. Daugiau pulapų už mokytoją 3 kartus padaryčiau. Mažiausiai. Gerai, ponė, nereikit, mes čia podcast'ą. Negaliu sulaužysiu tu į tos skambutį. Gerai. Gerai, ponė. Man reikia vandenuko. Oi, aš čia prispjaudęs, gerai. Vytautas Petrauskas iš tiesų mūsų klausia, ką jūs manote apie... Net neatsakėm, bet gerai, apie technologijas, net neatsakėm. Gerai, Petrauskai. Ne, ponė, apie Trumpo šūvius, ką manote, nes iš tiesų to įvesiu buvo daug nesutapimų. Aš ten irgi žiūrėjau, ta prasme, didesnius vaizdo įrašus, kurie būtent pasakoja, kaip įvyko, ir netgi kiek mačiau grafus, tai jis pasisuko paskutinę sekundę, būtų šiaip jo būtų miręs, bet pasisuko paskutinę sekundę ir tipo parodyt prezentacijos grafiką parodyt ir paskutinę sekundę būtent pašovė tik ausį. Nu ir aišku, dėl to labai keista, kodėl ten būtent tą žmogų, kuris jau matė tą vaiką, kuris šaudė tą kruką ir nešovė dėl to, kad komanderis neleido tiesiog. Ir jis buvo atleistas iš tiesų. Nu, labai daug tokių keistų dalykų. Tai ką jūs manote apie šitą situaciją? Ar čia galėjo būti... Nu ką aš manau? Ar čia tik pats vaikas, ar čia gali būti, kad... Dabar taip, biški nukrypsi nuo temos. Žinokit, švenčiau vakar, kad Sleepy-Joe nebekandidatuos, nes jam šansų buvo ir taip 0, kaip sakoma. Trumpas aldavai. 0 dabar, karočią, bet sakau, apie shootingą, nu tai ką, po to shootingo tai jau visiškai Trumpas 100% bus. Žiūrėkit, nu, irgi čia dabar kalba, jisai, karočią, bet iš jų vėl nieko nepadarys ten, karočią. Sako, su Putinu, karočią, per 2-4 valandas baigsis Ukrainoje konfliktas. Komedija. Oi, ne konfliktas, tai specialioji operacija. Nu, suprantat, baigti galim, bet kaip sakoma, kieno krauju paliesim tą baigimą, karočią. Tu ir pas mus, va, pasibės pučką. O jo baigimo tokio. Atsiprašom. Kaip bet ten baigsta, ne? Viską jis pasiduos, karočią, ir išeis. Va taip, kad Trumpas kažkoks atėjo, atsiprašom. Baikit juokus, čia nesąmonės kalba, net netikėt, karočią, NATO pinigėlių, kad daugiau duotų ir viskas. Apie šaudymą, nu tai ką žinau, Čiveličiui pasisekė tiesiog ir viskas. Bet tai suprantat, žiūrėkit, vat krūkai, klausyk, patarimas geriausias. Jeigu tu matai visą kūną, tai nafik tu į galvą šaudai. Šauk kažkur į širdį kūną, nesvarbu, senis snaiperis nuknys viską, senis, taigi dar kiek kulkų turėjai šaudyt. Nesvarbu, nieks čia neišgyventų vis tiek, teta. Jeigu net nemoki pataikyti, atsiprašant, 20, va toks va, klaunas, visiškai. Nu, ponia man Taigi, dar... nu, apie ką mes kalbam, Man karočią. lygtai, O po to žinokit. dar į visą tą... Palauk, nepertrauk. Nepataikė kiek kulkų nepataikė. Tu ir po to Tris, pradėjo tris. sprėjinti kraudą. Tai jis vapšė asilas. Į kraudą, senis, sušaudė kiek 3 žmonės. Vapšė, tipo. Nu, karočią, klaunas visiškas, senis, sušaudė. Gerai, kad sušaudė iš karto. O ką, apie Secret Service aš galiu pasakyti. Nu ką aš žinau, nu realiai taip psicholochino, what the fuck, tipo, snaiperį grinai viską kiaurai matė, visiškai kiaurai matė, karočią. Bet komanderis neleido. Vienintelis pastatas, karočią, prieš juos ir lipa. Koks komanderis? Man pohui tas komanderis, kažkas su snaiperiu, bet ant kraulina, karočią. Su snaiperiu kraudina ir jis atsisukęs į Trumpą. Koks komanderis? Sušaudykit tą žydą greičiau. Aš sušaudyčiau, duokit, blėts. Koks komanderis, seniai? Kokius aš čia kiaušinius, bet laikau Laurino, atsiprašau. Išgerkim daugiau. Kur alaus baigėsi? Negaliu, Tai susirinkit ponia, savo bokalus. viskas gerai, seniai, ponia, bus dar talaus, bus dar. Tai gerai, o man dar vieną iššaut reikia, palauk. Bus talaus. Palaukit, prisipildyt. Tušia, tuoj atsinešim viso gero. O, kaip gerai. Gerkit į sveikatą.
O, kokia. Gerai. Ai, čia pagal tai kainą. Jo, čia. Gerai, gerai, gerai. Nu, ponė, toliau kalbam, aš jaučiu. O čia toks biški geras. Su vyšniam jaučiu, vyšnės jaučiu, vyšnės jaučiu. Iššovėm, jo. Iš karto, karočią, Čia gal su, nausija. čia gal, ponė, čia gal su vyšnių likeriu jūs darėte ar su kuo ten? Oi, nei aš dariau, nei ką, atėjau ir pasiėmiau. Nesijaudinkit. Ai, jo, ten Aš teta iš mano viso. darė. Ai, jo, taigi teta. O! Nu, ponė. Pabučiavo ir tave. Geras, gerai, toliau. Davai viskas, užsakau kitą klausimą. Gerai, užsakymas priimtas. Mindaugas Vaičiulis klausia. Klausia, ką manote apie tą naują prezidentą, kur Joe Bidenas tą moteriškę Kamalą kažkokią priėmė. Ar gali tą Trumpą dar defitinti, ar ne? Nu, jau ten visų pirma, Mindaugai, aš jums atsakysiu, kad aš nesu apsišvietęs, nelabai aš girdėjau, karočią, yra reikalų. Kito dėl to kandidato kito, jau ten demokratų. Vietoj Trumpų Katinas puola, sorry. Pista, traukit. Karočią, atsiprašau, tai nesu apsišvietęs iš tikrųjų. Nu, bet ar galėtų nugalėti, tai, nežinau, iš tikrųjų, aš labai abejoju. Dėl to, nesupranta, dabar į kažkokį kiš dabar randam ir, tipo, žiūrėkit. Yra vis tiek bus žmonių, kurie, nesvarbu, ar ten iš viso pakiš paskutinį dieną, ar ten balsuos ir už tą Bideną. Bet žiūrėkit, jau dabar ta medija yra apie tą Trumpą, viską varo. Suprantat, visiškai, taigi interneto pasaulyje šiais laikais, matomas tas Trumpas 100 000 kartų negu tie demokratai, atsiprašau. Ir vis tiek dabar, po šito šaudimo, aš tikrai nemanau, kad kažkas galėtų iš viso. Žemai puolo. Nemanau, kad galėtų kažkas. O šiaip... Bet irgi ten, iš kiek ten tų teisiamų dalykų, ten tokį žmogų priimti į tą prezidentą, aš irgi nežinau, jau visiškas dugnas Amerikai. Čia blemba Amerikai. Nežinau, dugnas irgi. Na čia, karoči, čia jau iš viso, aš net nežinau čia. Na čia visiškai. Na čia jau komedija realiai vyksta visiškai. Ten irgi žiūrėjau, kaip Trumpas biškiai. Nu ką, piškio, alaus pučio pertrauka buvo, nieko, važiuojam, Jessica, nestojam. Taigi, pakartokite, prašau, auditoriją klausimą. Auditorijos klausimą jūs norit pakartot? Kaip žemės ūkis gali tapti tvaresnis ir draugiškesnis aplinkai, Neringa Adomaitė? Šiaip apie plastiką buvo, bet gerai. Nu ką, manau, pirmą reikia uždaryti Temu, AliExpress, Alibaba, toliau. Nu jo, iš tiesų Temu neužsidarys, nes Dodo dabar perka, jiem čia didelis. Jo, iš tiesų galiu pasidalinti tada, aš pirkau, iš tiesų, ką aš pirkau, dar laukiu. Kaip sakoma, aš nuėjau į Temu, žiūriu, man siūlo kiekvieną dieną po 200 eurų, žiūriu, fainai, blemba, siūlykit toliau. Tai ką aš darau, aš ten užsisakiau iš Temu, kiek ten 10 dalykų. Ten, žinot, smilkalų kažkokiu, žinot. Smilkalų, ten vario užsisakiau aplokščių, ten žalvario aplokščių užsisakiau, iš tiesų, man varis patinka, iš tiesų geras dalykas yra, aš galvoju užsiimti, kaip sakoma, elektrolizę, jeigu žinau tokį dalyką, kaip sakoma, padengti, nes turiu ir 3D printerį, taip padengti metalu. Tai galima bus daryti ir jet engine'us ir įvairius kitus dalykus, su tvaresnėm medžiagom, tai va. Kol kas dar laukiu, kol atvažiuos, nežinau, ar realiai atvažiuos, nes trackingas neveikia, karočią. Tęsiam. Temu. Oh, Temu, everything I get from you. Palaukit, ne taip kažką. Oh, Temu, all of my wishes came true. Atsiprašau, gerai. Toliau, tai manau tvaresnis. Čia yra labai kompleksiška problema, suprantat? Nėra jokio easy fixo. Nesuprantat, vis tiek žmonės yra greedy, žmonės nori daugiau, žmonės nori geriau, suprantat,
Ir vis tiek visas šitas reikalas negali būti sutvarkytas per vienus metus, per 10 metų. Nu, čia žinokit, kaip sakoma, kartos kitos darys viską. O, aš vėl čia prispjaudęs. Ką čia dar pridurus? Nu, manau, reikia daryti, nes pats darbas nepasidarys, reikia vis tiek eiti į ekologiją, reikia kažkaip bandyti taupyti, reikia kažkaip, žinot, biškiu kukliau pradėti gyventi, Lietuvoje tai mes ir taip vargai, aš apie visokias, atsiprašant. Iš viso Prancūzija tai ahujelina, kuri čia? Prancūzija užsidarė visus nuklear reaktorius, ponė, jūs žinot? Aš nesupratau iš viso. Ką jie ten daro? Prancūzija, brandolinius reaktorius negirdėjau. Štai ką žinau, kad aš pagalvojau... Tai pažiūrėsim. Džermį patikrinkit. Aš tik galvojau, kad važiuoti atostogom, nežinau, gal rugpjūtį į Černobylį aplankyti, nes šiek tiek žiūrėjau, blemba, vertino labai gerai. Jo, visiškai. Visus reaktorius uždarys 2030 metais, ir Prancūzija nebeturės atominį reaktorių. Kas čia per nesąmonė? Kas čia per dylas, aš nesuprantu. Ką jie vaflina? Kas čia gero? Prašau paremti. Nu, jeigu sprogs, tai bus labai prastai. Kaip sakoma, visų pirma, jūs tikriausiai esat iškrypę savo mąstymu, nes modernios elektrinės yra labai staugas ir jas nesprogsta. Prašom, čia sovietinė era, atsiprašo, nelyginti incidentų. Visų antra, jum geriau deginti natūralias dujas arba anglis. Taip, Prancūzija anglis pradeda deginti, nes nebeturi ko pasirinkimų, ne taip greitai ten ir saulės panelės stato. Taip, ponė, negirdėjot? Tai jums geriau anglis ir kad žmonėm plaučiais ir vėžys ir tai problemos. Ne, labai prastai, aš manau apie saulės energiją, nes iš tiesų... Žinot, kiek saulė, žiūrėkit, dabar apie ekologiją, apie ūkį, viską. Žinot, kiek baterijos gamina ir kiek daug visokio šlamšto yra padaroma darant baterijas. Ir kaip jas išmeta, atsiprašant, saulės baterijos tavo. Pone, aš manau, jūs biškiai atsipalaiduokit to. Atominė energija yra number one. Atsiprašau, tai sulaužysiu stalą. Number one. Nieks jos negali pakeisti. Palaukit, aš dabar paremsiu savo teiginį. Pirma, dėl to, nes atominės elektrinės sukuria daugiausiai energijos per mažiausią plotą. Va toks va taip. Jūs mastot senis smegenis. Visų antra, atominė energija yra nesibaigianti. Tu grinai pastatai ir tu 2-3 metų žiūrint galima iš viso nieko nedaryti praktiškai. Ir žinot, kiek jūs pagamina energijos. Atsimenate Elektrėnuose, atsiprašant, mano laikai stovėjo. Centai, kilovatas buvo, nemokamai iš vis galima buvo padaryti. Pardavinėjo, o dabar karočią, į Europos Sąjungą norite ateiti. Tai išjunkit tą karočią šūdą. Nu tai ir viskas sėdim. Dabar ką mes čia kūrenam, atsiprašom. Elektrėnuose niekada nebuvo branduolinės. Buvo tik tais... Kaip tai nebuvo? Visaginė tik tais buvo. Ignalinos atominė elektrinė. Nu tai čia kaip sakoma, dabar į kraštutinumus neinam. Supratot, idėją matau. Ne, iš tiesų... Tai va mano nuomonė apie tą, kad visų pirma reikia nebaigti, reikia visų pirma, amerikiečiai tik ir stato, vat prancūzai tai aš nesuprantu. Tai ten visokie senioriai, karočią, ten sprogs, geriau leistin, geriau visą savo gyvenimą paaukoti Anglijai. Oho, kaip gerai. 2009 metais iš tiesų Lietuvoje buvo uždaryta Ignalinos atominė elektrinė. Tai taip. Tai gerai, atsiprašau, Ignalinos sumaišiau, labai panašus miestas. Visaginė esanti, nes buvo tiesiog per pavojinga. Žmogus esu. Nu kaip pavojinga, žinot, nu... Ten nesprisiminti... Nu čia irgi yra, kaip sakoma, svarstamas klausimas. Nu, ponė, žiūrėkit, Ignalinos atominė elektrinė buvo tas pats reaktoriaus tipas. Žiūrėkit. Kaip ir Černobylį. Gerai, toks pats reaktorius tipas kaip Černobylį. Taip. Bet žiūrėkit, dabar geriau žiūrėkit. Čia iš vis Europą mus privertė, kad mes į Europos Sąjungą, karočią, visą eurą įsivest, tai uždarykit ir karočią. Čia šitas, galit googlinti kiek norit, žinau faktą. Karočią, bet žiūrėkit,
Ar geriau dabar vat Lietuvoje kažkur, kur Europos Sąjungos šaly, kur gali važiuoti, tikrint, daryti, remontuoti, ar geriau Baltarusijoje, blėt, už kiek kilometrų stovi? Tiesiai, huiznai, kaip pastatyta, nieks neleido. Dabar galvok. Ten kitas Geriau va reaktorius. dabar ne prie sienos, kur apšė va tokie va valdo. Nesvarbu reaktorius, va tokie valdo. Statyta, žinot, kiek skandalų buvo. Nei leido, nei ką. Bet priklauso ir nuo reaktoriaus, ponė. Nes va tai, kad ten ir Tai grafito atnaujint, padaryta. sakau, remontuot, atnaujint kažką, viską Nėra, galima, kažką ponė, bet tai yra. reiktų O ten tu viską- žinai, kaip jie ten pastatė? Viską perdaryti. Lukašenka, reikėtų. atsiprašant, žinai, kaip tu ten pastatė? Buvai? Šiaip iš tiesų mačiau, buvo. Nebuvai, tai ir viskas. Buvau. Nežinai, kaip tu ten pastatė, nežinai. Va, Realiai- iš Vilniaus realiai- matosi ir dabar. Jo, nemačiau, Nesijaudink. ponė, bet aš ką mačiau, aš realiai net mačiau, sėdėdamas ten valgydamas tam Vilniaus bokšte, ane, žiūrėjau pro langą ir mačiau realiai tos dūmus einančios iš tos branduolinės, net prisizūminau realiai, matosi. Atsiprašau, kaip tu Vilniaus televizijos bokštą pavadinai? Vilniaus televizijos bokšto, geriausių pasaulyje. Tam bokšte ir jau sako. Nu, blėt, kaunietis. Nu tikrai Pone. Kaunas kaimas. Kaunas kaimas, nieko nežinau. Ne, Įpild dar, Pone. nebegaliu laikai. Nervai nelaiko. Dėk tos butelius, dėk! Pone, Prašau. apsiraminam, Ačiū, ponė. ačiū. Apsiraminam, ponė. Bus iškviesta policija. Tai šį, kad tavo duodasi tą potą, mano, kiek galima. Tvarkiai, irgi. Gerai, aš čia gal iki apsivėmimo, gerai, viskas. Atsiprašom, už čia visiškai pasikarščiau, Gerai, bet dar porą atsiprašom. klausimų. Ekologija ir visus irgi, jisai kalba neapsišvietęs. Gerai, toliau, kitas klausimas, važiuojam. Nematau skambučio. Ačiū. Gerai, ponė. Ričardas Lukaševičius klausia. Kaip galima skatinti mokymosi visą gyvenimą kultūrą? Nu, biškai, šiaip durnas, ne, Nu, kaip ponė. sakoma, nenugyvenau, bet kaip sakoma, Palaukit, ponė, mokausi. kas čia per rūkas, kas Va čia tiek. per rūkas, ponė, rūkas. Ai, sninga, nublemba, šalta. Reiks plemba. Nu, va, supranta, čia orai tokie, kaip Tai sakoma. ponia, važiuokit, jeigu jau apie tai prakalbam, aš va irgi planuoju, ponia, sėskit, aš irgi va planuoju čia iš tiesų į studiją įsidėkti nu, tokį mini branduolinį savo darbį reaktorių, kad tipo nereiktų igničiui mokėti, žinot, nu, bus žymiai. Gerai, visą laiką pritariu atominiai. Nu, sakau, seniai. Ir realiai, ką aš manau, kad reiktų dabar, jūs sakėt, atominės elektrinės daugiausia elektros uždirba, ne? Kas ten pasisūžė? Jau įsidegėt? Nu, biškai pradėjau, bet dar neturėtų užti. Ai, gerai, finalinė. Čia net ko jūs čia man pripydėt, man jau visiškai slaunės erozija. Jau visiškai sutriošas ateisiu ir prarėktas balsas ir pragertos kepenys celiuliozė. Gerai, Iš toliau tiesų dabar kitas klausimas. daugiausia energijos pagamina termoelektriniai, termobranduoliniai reaktoriai. Tai yra branduolinė energija su Kur? termobranduoliniai. Kur daugiausiai? Lietuvoje, pasaulyje? Ne, Lietuvoje, aišku, juokau. Jokutis, juokau. Apskritai už bet kokį atominį reaktorių daugiau energijos gamina termobranduolinis. Nu, paaiškinkit, kas yra termobrandolinis, jeigu jūs toks apsišvietęs ponas, atsiprašau. Nu, tai prasme, ten dažniausiai naudoja vandenilio izotopus, nu, tikriausiai per chemiją mokinatės, nu, ten deuterį. Nu, Ir gal ir mokino. Deuterį ir tritį, ne? Nu, iš vandens realiai. Nes, nu, ten deuterį tą patį gali iš vandens ištraukti, tritį ten iš ličio ar iš ko ten realiai. Nu, litis biški pavojingas. Bet, nu, ramu. Nu, jeigu deuterį iš vandens, tritį iš ličio, tai viskas gerai paprasta dar. Nu ir kaip jie ten tą energiją, tai vis tiek šildo tą vandenį ir tos garus vis tiek, ne? Bet kame esmė tai yra, kad... Ai, nu tai čia tas pats, viskas čia aišku, karočiui, jau galit viskas. Ne, tai Publika visa jau energija publika eina nusivylė, vandens davai pro- važiuojam ne, kitą. Visa energija eina vandens. Šildymo ir turbinų sukimo vis tiek. Koks turbinų, kokia energija, vėjo energija tau kažkokia vandens šildymo eina, atsiprašau.
Ne, nu, tai Koks vandens saulės panelėse, apie kokį vandenį jūs Sukimą. dabar kalbate, prašau. Gerai, tai Kas tau tiesiog, sukasi kai, ten? deuterio ir tričio tie branduoliai susijungia, jis sudaro tą helio branduolį. Nu, kaip žinot, ten alfa dalelę. Nu, fizikoje gal mokinotės. Nu, ir neutronė. Mokino kažką. Tiesiog Girdėtų. ir tai išskiria tiesiog milžinišką kiekį energijos, kaip tiesiog, nu, kaip kinetinė energija, kas yra, nu, tiesiog daugiau energijos išskiria kaip atominis reaktorius. Tai modernizuojas jaunimas gerai, nereikia čia prie, kaip sakoma, Černobylio stovėti. Jau biškiai kylam iš čia. Aš ir nesakau, bet vis tiek sakau. Vis tiek geriausiai atominio medžiagom šildyti vandenį ir turbiną suka. Va, mano viskas, klausykit manęs. Amen. Gerai, toliau. Nu, dar einam jau prie pabaigos. Gerai, dar porą klausimų. Nu, kokį paskutinį, va, ten užkursim dar ugnį. Užkursim. Gerai, Justina Vaičiulytė klausia. Palaukit vėl šį kartą. Gerai, Justina klausia. Ir jie klausia. Klausau. Ką jūs manote apie urano valgymą iš tiesų, ponia? Nu, kaip sakoma, tikriausiai veidėjas prisivalkęs, bet pas nebančiau. Nes vis tiek. Ponia, sakykit. Kurį čia klausė Justina? Kur ta Justina? Susirasiu greitai. Man rods Už tokius klausimus. Visaginė, ponia. Nu, ten, kur Ignalinos atominė. Visaginė, kaip tu karčiuoji, atsiprašant, vedėjas. Visiškai jau. Ponia, lietuvių Įžeidė Justina dabar, nu nieko. Lietuvių mokytoja nežiūrės. Nu, žinau, čia, kaip sakoma, ant klaustuko, čia toksai. Nu, nevalgiau, jūs valgėt, jūs kalbėkit. Nevalgiau. Pabandom, davai dabar. Turim? Nu, neturim. Turim, chebra? Kitam podcastui parnešiu. Davai, užsakyk. Užsakysiu, bet Ar ponia... savadarbė? Bet ponia realiai ponia, tas pats litras urano turi labai daug kalorijų. Realiai žiauriai daug kaip kalorijų. sakoma, matosi, koks stiprus vyras prieš mane sėdi. Jau prisivalgęs ant bulko, kokio uraniumą kalą. Nes iš tiesų realiai, tai 1 litras urano, ane, tai būtų maždaug 3728 kart 10 pakelta 11 kilokalorijų. Ir jūs įsivaizduojate. Jūs čia iš patirties kalbat? Iš patirties. Nieko, prieš taip skaičiavau matematiškai. Nu, šikai jisai. Šiką, blemba reikės pririšti. Nu, tai tavo zonų jau visiškai, rududu visiškai jau, negaliu aš. Ne, bet seniai. Šūdais dvelkia čia vapšė. Tai išvalysim, taigi valytoją turim. Gerai, ponia. Tai ką dar, gerai, tai kitam podcastui bus užsakytas, paragausite ir jūs. Ar jūs vėl pajungė tą elektrinę, aš nesuprantu. Nu, biški energijos reikia energijos. Gerai, tai nu, reikia. Jau tą šviesai, jau tą viskas, šviesą man atjungė, atsiprašau. Gerai, tai ponia. Gerai, ponia, ką jūs dar turėtumėte vieną dalyką palinkėti publikai prieš pabaigą? Palinkėti publikai? Taip. Nu, linkiu, kaip sakoma, kad mus pasiektų rimti klausimai, o ne, kaip sakoma, apie ūkį. Ne, juokauju, šiaip juokauju dabar ant rimtos natos. Viskas labai gerai, patiko, linkiu publikai, kad pradėtų statyti atominius reaktorius. Labai reikia studijoje pastatytą, žiūrėkit. Šviesa 99% iš visos laiko. Visą laiką degė. Va, gerai gyvenam, viskas. Va taip, sėdė. Tame. Tai iš tiesų ačiū labai publikai už kad klausėt mūsų ir taip toliau. Kitą kartą bandysim uraną, neprandysinkit,
spauskit subscribe mygtuką ir like mygtuką. Nesijaudinkit, lietuvių mokytoja nesiklauso. Gerai, ir galiausiai ate. Viso gero!